Ar pastebėjote, kaip šiandien yra ypatingai lengva kopijuoti? Kopijuoti idėjas, kopijuoti kitus asmenis. Ir nors iš vienos pusės tai atrodo ypatingai efektyvu, kadangi kam išradinėti dviratį, kuris jau yra išrastas, bėda yra tame, kad kopijuodami kitus ir kitų idėjas mes nekuriame savęs. Mes tarsi užsidame kaukę ir tuomet sunku susikurti savo pačių identitetą ir sunku atrasti tuos žmonės, kurie rezonuoja su mūsų vertybėmis ir idėjomis. Ir kas sunkiausia, po kažkiek laiko pajuntame, kad mes netenkame savęs ir tai, ką darome, tai yra ne mūsų gyvenimas. Aš esu Mantas Trolė, olimpietis slidininkas atstovavęs Lietuvą dviejose olimpinėse žaidynėse. Ir šiandien esu verslo konsultantas ir motyvacinis pranešėjas. Ir visą tai padariau per autentiškumą. Išlikau ištikimas savo vertybėms ir buvau atviras priimti pagalbą. Šiandien verslo lyderiams ir jų komandoms padedu išugdyti čempionišką mąstymą, disciplinuoti save ir aplinkinius, bei išlikti ramiems neapibrėžtume. Šiame video pasidalinsiu keletą istorijų iš sporto ir verslo. Apie tai, kaip autentiškumas padėjo pralaužti sienas, pasiekti daugiau ir užmegzti santykius su nepažįstamais aplinkiniais, kurie mus palaikytų mūsų kelionėje. Apie tai, kaip eiti į nežinią ir išlikti savimi ir sulaukti daugybę palaikymo. Taip pat pabaigoje pasidalinsiu apie tai, kaip įdarbinti dirbtinį intelektą ir išlikti autentišku. Kaip išnaudoti dirbtinį intelektą, kad mes būtumėm stipresni, bet vis tiek liktumėme savimi. Taigi pirmoji istorija apie tai, kaip galima pasimauti ant aklo kopijavimo kabliuko. Ir man tai nutiko, kai buvo 18 metų ir pirmą kartą išvažiavau dalyvauti Suomijoje slidinėjimo varžybose. Ir tai buvo pirmosios tarptautinės varžybos. Ir tuo metu atsimenu, kai mes įveikėme pirmąją 5 km ratą, stadione reikėjo nenuvažiuoti į finišą, bet atlikti vadinamą tranzitą ir išvažiuoti į kitą ratą. Ir tuo metu mane buvo pasiviję kiti du slidininkai, Suomijos slidininkai, kurie buvo už mane pajėgesni, kadangi jie mane buvo pasiviję. Aš juos laikiau labiau kompetentingais ir turinčiais daugiau patirties. Taigi, kai per slidinėjimo stadioną mes slydome, šliuožėme, reikėjo pervažiuoti kitą dalį, jie kažkodėl pasirinko kirsti trasą ten, kur atrodė ne visiškai teisingai. Tam tikrą prasme truputėlį per anksti pasuko. Ir įdomiausia tai, kad buvo akivaizdu. Tuo metu trasa buvo labai aiškiai pažymėta, bet ten ėjo vėžės, kuriamis reikėjo važiuoti ir jie nuvažiavo ir aišku, be abejonės, aš iš paskos važiavau, kadangi jie yra lyderiai. Taigi, vėliau pasirodo, tai nebuvo ta vieta, kur reikėjo važiuoti ir mes visi buvom diskvalifikuoti. Įdomiausia tai, kad man kilo abejonė, kodėl taip reikia daryti. Bet tą abejonę greitai nuvijau, nes tie, kurie geriau išmano ir yra labiau patyrę, jie turėtų žinoti, ką tai daro ir turbūt tame yra paslaptinga, išmintinga ir svarbi mintis, kodėl taip reikia elgtis. Pasirodo, nebuvo. Jie tiesiog suklydo ir suklydau ir aš. Tik mūsų suklydimas buvo skirtingas. Jie padarė klaidą, iš kurios gali mokintis. Kažkodėl pasirinko ten važiuoti. Mano klaida buvo atsisakyti savo paties impulsų ir atsisakyti priimti sprendimą pačiam, o tiesiog kopijuoti tą, kuris daro už mane kažką geriau. Tam tikrą prasme atsisakiau prisimti atsakomybę už savo sprendimus. Ir pasiekmė kokia? Padariau klaidą, iš kurios negaliu nieko pasimokinti. Nebent tiesiog nekopijuoti kitus. Kita istorija yra apie tai, kaip aš dalyvavau orientavimuose varžybose. Ir buvau pakviestas atstovauti savo miestą orientavimuose varžybose ir kadangi tuo metu orientavausi labai prastai, tiesą sakant, net nemokėjau naudoti žemėlapio, tai pirmą dieną mano buvo strategija labai paprasta. Tiesiog išsirinkti greitą orientacininką ir bėgti paskui jį. O vėliau, kai bus paskutinė etapa, tiesiog jį aplenkti. Ir pirmą dieną tas pasiteisino, nes aš nepavargau ir tiesiog man sekėsi ganėtinai gerai. Bet antrą dieną, nepaisant to, kad tas pats orientacininkas sakė, nebėk paskui mane, ir tai buvo estafetinis bėgimas, sakė, mūsų žemėlapiai gali skirtis. Ir aš galvoju, jis tiesiog sakė dėl to, kad jis nenorėjo, kad aš jį aplenkčiau. Bet pasirodo, jis nemelavo. Mūsų žemėlapiai iš tikrųjų skiriasi. Ir jie skiriasi taip, kad miške aš supratau, kad pribėgęs prie to punkto, kurį reikia
jam pažymėti, supratau, kad tai nėra mano punktas. Ir tuomet, kai jis nubėgo, aš supratau, kad pasiklydau miške. Ir toj vietoje vėl pasimokiau tai, kad nereikia kopijuoti. Ir tai buvo tas taškas, kai pradėjau ieškoti. Aišku, užtrukau bene 10 minučių, kol suradau kitą punktą. Ir nuo tos vietos pradėjau mokintis, orientuotis. Bet vėlgi, aš galėjau iš tų varžybų pasiemti daugiau. Aš galėjau ieškoti pirmųjų punktų nuo pradžio ir mokintis, ką darau ne taip, kad atrasčiau tą ateityje geriau. Bet pasirinkau tiesiog aklai kopijuoti, atsakyti, priimti savo sprendimus, daryti savo klaidas. Ir galiausiai išmokau tik tiek, kad nereikia kitų kopijuoti. Ir tai atrodo pasitaiko tik ir versle. Ne tik sporte, bet ir versle. Visai neseniai pradėjau dirbti su vienu nekilnojamo turto brokeriu, kuriam sekasi, manau, labai gerai, bet jis turi tam tikrų iššūkių. Pasirodo, kai jis pradėjo savo karjerą, vienas geriausių brokerių jam pasakė, kad tikras nekilnojamo turto brokeris parduoda 100 nekilnojamo turto vienetų per metus. 100 vienetų. Įsivaizduokite. Vos ne po 10 kas mėnesį. Ir ką tai reiškia? Jis išsikėlė tą tikslą, kad jis nori būti gerų brokerių. Vienu geriausių brokerių. Tikrų brokerių. Ir jis siekia to tikslo. Ir jam pavyko parduoti ne 100, bet pasiekti 80 nekilnojamo turto vienetų per metus. Ir kame buvo bėda? Jis tą pasiekė, bet kadangi jo siekis buvo ne jo, o primestas iš išorės, jis neatspindėjo savo tikrųjų vertybių. Jo vertybė buvo susikurti finansinį saugumą, nepriklausomybę. Bet kadangi jis išsikėlė tikslą parduoti 100 vienetų, jis visus resursus ir atidavė tam, kad tą galėtų padaryti. Tai reiškia, jis samdė papildomus žmonės, kurie suvalgė visą jo uždirbtą pelną. Ir kas gaunasi? Per kelis metus jo įdirbio, nepaisant to, kad jam sekėsi gerai, jis visiškai neatspindėjo savo pirminio tikslo – įgyti finansinę laisvę. Ir dabar, kas kartojasi visose šiuose istorijose? Šiuose istorijose kartojasi labai paprastas dalykas, kad kai patirime kažkokią situaciją, kurioje esame naujokai ir mes neturime kompetencijos, neturime patirties priimti gerus sprendimus, mums yra daug patogiau kopijuoti sprendimus iš kitų. Paklausti patarimo. Tam tikrą prasme nusimesti atsakomybę, atiduoti kitiem. Bet kai atiduodam atsakomybę, atiduodam ir gali aplinkiniams. Taigi šioje vietoje daug geriau yra priimti savo sprendimą, kuris nėra visiškai teisingas, suklysti ir iš jo pasimokinti. Arba galbūt netgi pataikyti su geru sprendimu ir sustiprinti savo savivertę. Visgi, jeigu aš pasirenku kitą kopijuoti, aš neišmokstu priimti tinkamų sprendimų. Ir šitoje vietoje, kai mes imame sprendimus ir juos kopijuojame, mes neturime augimo, mes tiesiog išmokstame, kad kopijuojame ne nuo to žmogaus, ko reikia. Ir tam tikrą prasme priklausome nuo to žmogaus. Bet kai darome patys, klystame arba pataikome, mes augame. Ir kitą kartą vis galime priimti geresnį sprendimą. Kita istorija apie tai, kaip aš pats buvau ir dirbau nekilnojamo turto brokeriu. Tai man ir pačiam dabar kelia šypseną, kai prisimenu tai. Ir kai baigiau sportuoti, labai norėjau grįžti, arba tiksliau ateiti į darbo rinką. Bet mano aprašymas buvo neįprastas, nestandartinis, kadangi kone 20 metų praleidau ant slidžių. Ir nelabai tie slidininkai reikalingi įprastiniai korporaciniai sistemai. Bet mano draugas parekomendavo, kad man reikia įgyti įgūdžių, tikrų, gyvenimiškų, ir jis patarė geriausias būdas, kur eiti, tai dirbti nekilnojamo turto brokeriu. Ten priima visus ir mokina nuo pat pradžio labai greitai tikrojo gyvenimo. Kaip pasirašyti sutartis, kaip bendrauti, kaip dėrėtis, ir grįžtamasis ryšys yra gaunamas momentiškai. Taigi, tuo metu aš priėmiau sprendimą ir galvojau, reikia eiti, priimti tą šaltą dušą gyvenimo ir daryti tai, kas yra strategiškai teisinga. Nuėjau dirbti nekilnojamo turto brokeriu ir tuo metu pradėjau domėtis, o ką aš galiu daryti kaip nekilnojamo turto brokeris, kad būčiau geras brokeris. Ir pradėjau bendrauti su geriausiais. Ir mano mentorius man labai daug padėjo
Jis man patarė, ką reikia daryti teisingai. Ir iš esmės, pagal jo vertybių skalę, brokeris turi būti kompetentingas, patikimas, punktualus, išmanantis rinką, išmanantis produktus ir gebantis gerai pažinti pirkėją ir jo poreikius. Taigi, tie dalykai buvo labai svarbus ir aš visiškai su jais sutikau. Tik aš turėjau mažytį netikimą. Aš neturėjau jokios patirties. Atvažiavęs į Vilnių, aš net nežinojau visų mikrorajonų, kuris yra, arba tiksliau juos painiodavau. Ir tai man buvo iššūkis. Kadangi remiantis jo patarimais, geriausio brokerio biure patarimais, aš turėjau užsidėti kaukę ir apsimesti tuo, ko nesu. Taip sakant, anglų kalba arba amerikiečių kalba, fake it until you make it. Ir pasirodo, tai buvo viena bjauriausia mano patirčių gyvenime. Kadangi eidamas, bendraudamas su žmonėm, aš turėjau apsimesti tuo, ko nesu. Ir jaučiausi labai nepatogiai. Ar žmonės tą matė? Galbūt ne visi suvokė, bet neabejoju, kad dauguma tą jautė. Ir tuo metu aš supratau, kad tam tikrą prasme žmogus, kuris man patarė, ką reikia daryti, jis nuoširdžiai tuo ir gyveno, tą ir darė, bet tai atspindėjo jo vertybių skalę. Nes vėliau, metų pabaigoje, aš atkreipiau dėmesį, kurie brokeriai buvo pelningiausi arba sėkmingiausi per visus metus. Ir pasirodo, taip mano mentorius buvo numeris 1 biure, bet taip pat buvo ir kitas brokeris antru numeriu. Jo vardas buvo Vaidas ir yra, ir jis buvo kardinaliai kitoks. Jis daugiau skiria dėmesį ryšiui su žmonėm, bendravimui, šilumai, charizmai. Ir su juo bendrauti tikrai būdavo malonu, bet struktūriškai pasistumėti galbūt ne taip greitai ir stipriai kaip su kitu brokeriu. Bet ką aš pastebėjau, nepaisant to, kad jie buvo kardinaliai skirtingi, vienas į taisyklės, patikimumą, kitas į ryšį ir žmogiškumą, jie abudu buvo vienas šalia kito. Jie abudu buvo geriausi. Ir ką jie bendro turėjo, nepaisant to, kad jie buvo tokie skirtingi. Jie buvo ištikimi tam, kuo tiki ir kokios jo vertybės. Ir kodėl tai svarbu? Tai yra svarbu todėl, kad kai esame ištikimi tam, kas mes esame ir savo vertybėmis, mes transliuojame tą aplinkai. Ir kai mes tą transliuojame aplinkai, tie žmonės, kurie rezonuoja su mūsų būdu, su mūsų vertybėmis, jie atkreipia į mus dėmesį. Ir kai jie atkreipia į mus dėmesį, mums gera su jais dirbti, nes jie bendrauja lygiai tuo pačiu lygmeniu kaip ir mes. Ir nepaisant to, kad kitas brokeris, kuris dirba kitaip, netitinka pagal mano vertybės, jis visada atras savo klientą. Ir lygiai tą patį pastebėjau ir su sportu, su trenerio darbu. Nepaisant to, kad aš matau trenerių, kurie dirba visiškai kitaip, jie visada atranda savo žmogų. Taigi, blogiausia būtų apsimetinėti tuo, ko nesu, pritraukti ne savo žmogų ir galų gale nusivilti, kad negaliu būti savimi dirbdamas su juo. Daug geriau iš karto transliuoti tikrąją savo versiją ir atrasti tuos žmonės, kurie nori dirbti su mumis, su tokiais, kokie mes esame. Ir tada aš turiu dar vieną istoriją apie tai, kaip pats pradėjau savo karjerą, kaip motyvacinių pranešimų skaitytojų ir verslo konsultantų. Kai pradėjau šią kelionę, aš supratau, kad nebenoriu apsimetinėti. Aš tiesiog noriu būti savimi, tikru, kokiu esu. Ir kas nutiko? Pastebėjau, kai aš ištransliavau savo žinutę, ką aš noriu pasiekti, ir kai pasakiau, kad aš neturiu kompetencijos, bet turiu aistrą ir norą tą daryti, tai dauguma žmonių palaikė mano norą daryti, mano aistrą daryti. Ir jiem nerūpėjo, kad aš neturiu tam tikrų kompetencijų. Nes matė, kad tą galima ištaisyti ir tą galima sutvarkyti. Dabar kaip nutiko? Kai iš pradžio transliavau neapsimesdamas, kuo nesu, aš sulaukiau labai daug pasiūlymų, kaip galėčiau pakelti savo kompetenciją, kur galėčiau sudalyvauti, kad galėčiau įgyti patirties. Ir kai tie dalykai vyko, aš po truputėlį įžengiau tą dalį, kai tapau tuo, ko noriu būti. Taigi tam tikrą prasme aš turėjau ištransliuoti savo lūkestį, norą, aistrą,
priimti patarimus ir pagalbą, įgyti praktikos, kad geriau suprasčiau, kaip tai veikia. Ir tam tikrą prasme iš dalies aš tapau tuo, ko noriu būti. Ir jau galėjau komunikuoti, kad esu pradedantysis arba šiek tiek susipažinęs su šita veikla ir dabar tiesiog noriu įgyti daugiau patirties. Ir kodėl tai svarbu? Dažniausiai mes maišome svarbų dalyką, kur yra vertė. Mes įpratę esame galvoti, kad vertė yra žinios, kompetencija ir patirtis. Bet tai yra viena koja, tai yra kaip stalas, tai yra viena koja, kuri laiko stalą. Taip pat yra ir kitas dalykas, tai yra aistra ir noras daryti ir siekti. Kodėl? Todėl, kad žmonių su užsidegimu, su aistra kažką atrasti, pakeisti gyvenime, nėra tiek daug. Ir jie pasitaiko rečiau. Bet mums, kaip žmonėms, patinka atrasti, patinka tyrinėti, patinka pabandyti, patinka rizikuoti ir bandyti laimėti. Ir kai matome, kad atsiranda žmogus, kuris nori tą padaryti, mes norime tapti dalelę to. Mes norime prie to prisidėti. Ir kai norime prie to prisidėti, mes nuoširdžiai norime, kad tam žmogui pavyktų. Duodame geriausius patarimus, kuriuos galime duoti. Suvedame su tais žmonėms, kuriuos mes pažįstame ir manome, kad jiems padės. Ir kas nutinka? Įsivaizduokite, kad tas žmogus jūs ir esate su ta ugnele. Ir aplinkiniam jūs transliuojate tą ugnelę, nepaisant to, kad nežinote ir nemokate. Aplinkiniai jums pasakys, kaip tai padaryti. Bet jeigu užsideda kaukę ir sakote, kad aš esu kažkas, aš tik apsimetinėjau. Ir neužmesgu ryšį su tais, kuriems yra svarbu, kurie nori man padėti. Ir kas blogiausia, kai aš esu su kaukė, aš esu tik kažkieno atspindys, kažkieno prastesnė versija, kuri yra netikra ir kuri visada turės geresnę versiją. Taigi tam tikrą prasme aš būsiu labai pakeistas, labai greitai pakeistas, kai tik atsiras geresnė kaukės versija. Jeigu būsiu tikras, aš būsiu reikalingas ir norimas aplinkiniams už tai, kas aš esu. Už tai, kuo aš tikiu, kokiom vertybėm gyvenu. Na ir paskutinė dalis tai yra dirbtinis intelektas. Pastebėjau, kad dabar dauguma stengiasi ir mato svarbą naudotis dirbtiniu intelektu. Ir jis tikrai gali padėti ir palengvinti mūsų gyvenimą, bet reikia suprasti, kaip jį naudoti. Ir kad būtų paprasčiau tai suvokti, įsivaizduokime, kad dirbtinis intelektas tai yra įrankis, kuris palengvina mūsų gyvenimą. Tam tikra prasme, kaip skalbimo mašina, kuri padeda greičiau išskalbti rūbus, tuos, kuriuos mes skalbtumėm rankomis. Ir nepaisant to, kad skalbimo mašina dabar gali išskalbti rūbus, pati įpilti plovimo skysčio, pati netgi išdžiovinti rūbus, vis dėlto reikia tam tikro pasiruošimo, kuris yra būtinas. Tai pradžiai reikia išrūšiuoti rūbus, nedėti spalvotų su baltais, priešingų atveju turėsim nudažytus rūbus ir baltų marškinių nebebus. Kitas dalykas, reikia pasirinkti netgi režimą, kaip skalbti, priešingų atveju galime sugadinti rūbus. Taigi, nepaisant to, kad tai yra automatizuota mašina, reikia kažkokio pasiruošimo. Kitas pavyzdys. Įsivaizduokime, kad sienoje reikia išgręžti skylę. Akivaizdu, pasiimam grąžtą, gręžiam skylę. Pats grąžtas yra galingas įrankis, kuris skylę gali padaryti momentiškai. Bet pats grąžtas skylės negręžia. Toj vietoj, kur reikia, tokios, kokios reikia. Pats grąžtas tiesiog patį procesą pagreitina. Nes mums reikia skylės, ant kurios būtų galima pakabinti paveikslą. Ir dabar, jeigu grąžtą tiesiog besiu kažkur į sieną, jis kažkur bet kur išgręžta skylę. Tai reiškia, kad aš turiu pamatuoti, kurioje vietoje, kuriam aukšte aš noriu tos skylės, pasirinkti tinkamą grąžto dydį, kad tiktų vyniui arba grąžto medvarščiui įdėti vėliau, kad galėčiau pakabinti tą paveikslą. Ir tuomet pridėjus grąžtą gręžti skylę, kuri aišku įvyks momentiškai. Tai reiškia, prieš kiekvieną veiksmą reikia truputėlį priimti sprendimų savarankiškai, pasimatuoti ir tada atlikti darbą. Ir taip ta gręžimo dalis tada tampa labai lengva ir paprasta. Ir jeigu reikia išgręžti daug skylių, viskas einasi puikiai ir labai greitai. Taigi lygiai tas pats ir su dirbtiniu intelektu. Ir dažniausia klaida,
kurią žmonės, pastebėjau, daro, tai vėl, kaip ir su autentiškumu, atsisako priimti sprendimus patys. Ir dirbtinis intelektas yra nuostabus įrankis atlikti tam tikrom užduotim, automatizuoti. Pavyzdžiui, gauti tam tikras idėjas, kaip pavadinti pranešimą, kaip pavadinti knygą, gauti tam tikrų idėjų arba matymo kampų išanalizuoti tam tikrą situaciją. Bet priimti sprendimo, ką man reikia šiandien daryti, ar anksčiau eiti miegoti, ar vėliau atsikelti, tiksliau anksčiau atsikelti, čia ir priklauso nuo manęs. Tam tikrą prasme aš turiu dirbtinį intelektą įvesti į kontekstą, kad jis atliktų gerą užduotį. Turiu paaiškinti, ko aš noriu, kad jis atliktų gerai užduotį. Ir jeigu mes tą darysime, jeigu mes patys priimsime sprendimus, bet dirbtinį intelektą naudosime daugiau kaip mūsų sprendimų sustiprinimui, tuomet mes išliksime savimi, tiesiog turėsime stipresnius raumenis priėmus sprendimus, kai reikia tai atlikti. Mes greičiau ir daugiau galėsime padaryti. Bet jeigu mes galvosime, kad tiesiog tegul dirbtinis intelektas atlieka darbą už mus ir atlieka sprendimus, mes tapsime vidutiniai ir vienodi, nuobodus, kaip ir dauguma. Taip galbūt teisingi, bet skambėsime visiškai neišskirtinai ir labai nuobodžiai. Taigi, dirbtinis intelektas yra ne sprendimams priimti, bet daugiau išanalizuoti situacijai arba atlikti automatinius veiksmus, galbūt patikrinti tam tikrus aspektus, bet nesprendimams priimti. Taigi, pirmą, priimkime sprendimą, įveskime į kontekstą, ko mes norime ir po to naudokime jį sustiprinti savo pačią idėją. Ir kaip tai dera su nekopijavimu geriausiųjų? Matote, kai kopijuojame kitus, mes aklai prisiėmame, kad jų pozicija yra gera. Ir kopijuoti kitus tikrai nėra blogai, jeigu mes tai naudojame kaip pavyzdį, kurį galėčiau naudoti. Ir jeigu aš suprantu, kodėl tai yra naudojama ir ką aš galiu pasiekti ir kokios galimos rizikos, tai tam tikra prasme yra mano pasirinkimas naudoti tą patį veiksmų modelį. Ir suprantu, kad jis tinka šiai situacijai. Bet jeigu aš tiesiog kopijuoju aklai ir nežinau, kodėl taip darau ir kokios galimos pasiekmes, tai vėlgi iš to nieko neišmoksiu. Kodėl apsimoka būti tikru ir autentišku? Visų pirma, aklas kopijavimas nepadeda augti. Nedarysime savo klaidų, netobulėsime, nemokėsime priimti tikrų sprendimų. Kaukės užsidėjimas nepadeda sukurti ryšio. Nes tiesiog tie žmonės, kurie yra mūsų žmonės, mūsų net pažįsta ir tuomet mes tampame nereikalingi. O dirbtinis intelektas yra nuostabus įrankis, bet vėlgi, nepamirškime, kad sprendimus reikia priimti patiems, o įrankius naudoti, sustiprinti ir pagreitinti savo darbą ir procesą. Bet sprendimus vis dėlto turime atlikti patys. Praktinis veiksmas jums šiandien ir dabar. Kaip prieisite situaciją, kuomet reikės atlikti sprendimą? Pastebėsite, kad kai kurie sprendimai yra automatiniai, kai kuriuose reikia įvertinti situaciją ir sprendimą priimti pačiam. Taigi tokiu atveju, kai dabar turėsite atlikti naują sprendimą, įvertinkite, ar tas sprendimas yra jūsų ir atitinka jūsų vertybės ir atitinka ir tarnauja jūsų lūkesčiui ir suprantate, kokie galimi rezultatai gali būti pasiekti. Ar tai yra tiesiog teisingas sprendimas, kurį kažkur išgirdote ir nusprendėte, kad tai yra teisingas. Kad jums pasakė ir elgėtės net nekeldami klausimo, kodėl taip reikia elgtis. Jeigu taip, kelkite klausimą, kodėl tą darote ir kokie galimi rezultatai. Ir kai kelsite šitą klausimą, pamatysite, kad pasirinkimų yra daugiau. Jaustės neužtikrinti priimti sprendimą, bet tai nesvarbu. Esmė yra mankštinti sprendimo priimimo raumenį, kuris ir padės jums augti. Suklysite, žinosite, ką netai pasirinkote. Kopijuosite, nebus kaip augti. Šis video yra mano serijos apie discipliną, autentiškumą, čempionišką mąstymą ir vidinę stiprybę dalis. Jei tau buvo naudinga, užsiregistruok, prenumeruok šį kanalą ir žiūrėk kitus epizodus, kuriuose pasidalinsiu dar vieną istoriją arba principų padedančių augti, vadovauti ir gyventi autentiškai. Taigi eikime kartu per šią kelionę.